Sveiki bičiuliai, esame Klemiškės antrojo gyvenvietėje, gražioje Taurėlapių gatvėje ir apžiūrėsime šį karkasinį namelį. Šio namelio apdaila yra neįprasta, čia panaudotos skalūno plokštelės. Kiemas išdėtas trinkelėmis. Galima apeiti, apžiūrėti iš kitos pusės. Bičiuliai, esame antroje pusėje, kur sumontuota šita graži terasa. Dalis namo apdailos yra padaryta iš medinių lentelių. Labai gražiai derinasi prie terasos. Iš lauko yra išvesti elektros laidai lauko apšvietimui. Nameliui priklauso 5 arai žemės. Užeikime į patį namelį. Įeiname, bičiuliai, į tambūro patalpą. Čia labai daug vietos. Galima sumontuoti rūbų spintą, susidėti rūbams ar daiktams. Iš tambūro ateiname į bendrą virtuvės ir svetainės patalpą. Matome virtuvės vietą. Ir taip pat mes turime išėjimą į mūsų jau matytą terasą. Šalia tambūro mes turime katilinę. Jau čia stovi oras vanduo katilas. Gražus pirmasis miegamasis. Iš karto jau matosi vonios kambarys. Sudėtos plytelės, ruošiama įdėti vonią. Turime antrą miegamąjį. Ir šitas kambarys skaitosi pagrindinis miegamasis su išėjimu į lauką. Bičiuliai, čia galime prasitęsti terasą ir turėti išėjimą į lauką iš miegamojo. Norėdami daugiau sužinoti apie šį gražų namelį, drąsiai kreipkitės, atsakysim į jūsų klausimus ir be abejo mes kartu nuvažiuosim ir jį gyvai apžiūrėsime. O kol kas sakau, iki.